Daikin Stylish kondicionieriaus prijungimas. Kaip prijungti kondicionierių naudojant Onecta programėlę? Prieš montuojant kondicionierių rekomenduojame atidaryti priekinį dangtį ir nusifotografuoti lipdukus esančius dešinėje pusėje. Šie lipdukai bus reikalingi įdiegus programėlę. Prisijunkite prie namų maršrutizatoriaus ir atsisiųskite programėlę, kurią galite rasti Google Play arba App Store. Atsidarius Onecta programėlę, užsiregistruokite. Tai galima padaryti naudojant Google, Facebook ar kitas paskyras. Prisijungus prie paskyros, pradžios skiltyje rasite pasirinkimą Sukurti naujus namus. Įrašykite pavadinimą ir toliau spauskite mėlynai pažymėtus laukelius. Pabaigus namų kūrimą ir nustačius lokaciją, galėsite prijungti kondicionierių. Tam padaryti, spauskite, įtraukite savo pirmąjį bloką. Esant keliems blokams, šiuos žingsnius kiekvienam blokui reikės atlikti atskirai. Pasirinkite atitinkamą kondicionieriaus modelį ir prisijungimo metodą. Modelis yra nurodytas ant kondicionieriaus esančio lipduko. Rekomenduojame prisijungti naudojant prieigos tašką. Tam padaryti reikalingas SSID kodas ir raktas, kurie yra nurodyti ant kondicionieriaus esančio lipduko. Norint prijungti programėlę, įsitikinkite, ar internetas veikia 2,4 GHz ryšiu, kitu atveju prisijungimas neveiks. Perskaitykite sekančiame lange pateiktą instrukciją, kaip aktyvuoti prieigos taško režimą. Ta reikės padaryti naudojant kondicionieriaus pultą. Įrenginių modeliuose Daikin Emura, Komfora ir Sensira ši prisijungimo vieta skiriasi dėl naudojamų skirtingų valdymo pultų. Pabrėžiame, kad atliekant šiuos žingsnius, kondicionierius privalo būti išjungtas. Spauskite ir 5 sekundės palaikykite turbo mygtuką. Pultelio ekrane užsidegus SP raidėms pasirinkite trečią nustatymą ir dar kartą spauskite turbo mygtuką. Įrenginių modeliuose Daikin Emura, Komfora ir Sensira ši prisijungimo vieta skiriasi dėl naudojamų skirtingų valdymo pultų. Kondicionieriaus lemputį užsidegus oranžinę spalvą, mobiliajame įrenginyje spauskite laukelį pirmyn. Pasirinkite tinkamą kondicionieriaus modelį ir įveskite raktą nurodytą ant kondicionieriaus esančio lipduko. Prijungus įrenginį programėlėje, prisijunkite prie namų maršrutizatoriaus. Dar kartą rekomenduojame patikrinti, ar maršrutizatorius veikia 2,4 GHz ryšiu. Nustatykite laiko juostą ir priskirkite kondicionierių prie pradžioje sukurtų namų. Paspaudus tęsti, jūsų įrenginys bus aptiktas ir galėsite naudotis visomis programėlės funkcijomis. Programėlėje galėsite valdyti kondicionierių, keisti jo režimus, temperatūrą, mentelių padėtį. Taip pat galėsite matyti elektros suvartojimo sąnaudas ir pagal tai koreguoti vartojimo įpročius. Nustatyti laikmatį bei naudotis kitomis funkcijomis.